Pietų Korėjos produkcija ir jos aukščiausios inovacijos ir vėl mane nustebino. Visai neseniai mūsų asortimente Atom elektroniniai parduotuviai atsirado keramikinės keptuvės. Ir negaliu jų neišbandyti, štai mano rankose jau laikau tą keptuvę, vieną iš 3, tai čia yra 28 skersmens aukštesnė keptuvė ir tuoj parodysiu, kaip jinai atrodo gyvai. Ir labai džiaugiuosi, jau dabar galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad iškart paėmiau, kol dar neišpirko, nes keptuvė tikrai labai gera. Štai taip, keptuvė atrodo jau išimta iš dėžutės, rankena atskirai, galima visada patogiai atsukti ir netgi į orkaitę įstatyti. Taigi tai yra keramikinė keptuvė, štai taip atrodo jos vidus. Tai kas mane labai nustebino, tai ta danga, kuri visiškai neprisvyla. Keptuvės reikalauja daug mažiau aliejaus, beveik visiškai nereikia to aliejaus, užtenka tikrai lašas paskirstyti per visą dugną ir puikiai viskas iškepa. Tai tikrai nuostabus produktas, kurį išbandžius negaliu nerekomenduoti. Būtinai išbandykite visi, kas dažnai gamina, kas nori to sveikesnio gaminimo būdo, nes šitos keptuvės yra patikrintos, sertifikuotos ir tikrai atitinka visus sertifikatus, neturi tų jokių kenksmingų medžiagų, kur šiandien žinom, kad ypač tefloninės keptuvės tai labai kenkia mūsų sveikatai ir tos visos cheminės medžiagos, kur yra tose keptuvėse, tai kaupiasi mūsų organizmuose. Taigi būtinai pasidomėkit Atomi asortimente esančiom keptuvėm. Dabar be problemų galima įsigyti Europos sandėlio asortimente, Europos elektroniniai parduotuviai. Ir sakau, išbandžiau, tikrai rekomenduoju ir tikrai jau žinau, kad šios keptuvės bus puikiai dovana bet kokiai šventei, pavyzdžiui, kalėdoms. Tikrai galima nustebinti kiekvieną žmogų.